Kaip kelininkus žiema užklumpa netikėtai, taip statybininkų statybų sezonas užklumpa netikėtai. Tai geriausia, ką sugebėjau rasti savo spintoje. Šiais laikais labai sunku rasti kokybiškus darbo rūbus už adekvačią kainą. Einam, parodysiu, apie ką aš kalbu. Štai, hebrytė, apie ką aš kalbu. Darbo kelnės 300 eurų. 500 eurų. 500 pinigų. A tu išvis beprotė. Iš kur pas statybininkus tokie pinigai? Kokybiški darbo rūbai kainuoja tiek pat, kiek kokybiški statybų meistrai. O, čia kažkokį džiumandžį rodo. Aš tikrai žinau, kas yra geri darbo rūbai. Patogus, elastingi, patvarus, drožiu kiekvieną dieną ir kaina yra adekvati. Rinktis jums, bet aš renkuosi Bisvep. Bet seni, ar duodi dantį, kad šie rūbai tikrai kokybiški ir atitinka savo kainą? Einam pasižiūrėti, ką gero jie siūlo. 8 eurų, 5 eurų. Striukė, plekso kelnes perku. Jėzau, kaip gerai. Viskas, šių skudurų man nebereikia. Nuo šiol mane rengia viskas. Štai apie ką aš kalbu. Kokybiški darbo rūbai už adekvačią kainą.